Sveiki visi. Tikiuosi, kad jums patiko mano Barcelonos ir Salou kelionės epizodai, kurių jūs matėte tikrai daug, kuriuose dalinaus mūsų įspūdžiais iš šitų vietovių, su nuotykiais įvairiausiais, buvome ten su žmona ir su vaikais. Tai buvo nuostabi tikrai kelionė, poilsinė kelionė, poilsinė savaitė, daug atradimų, nuostabių vietų ir žinoma laiko su šeima, ko tikrai labai reikia, kai būna tokie intensyvūs mokslo metai. Tai žinant tą, ką darau, tai patys suprantat. 2023 m. rugpjūtį mes leidomės į tą kelionę į Barceloną, tai būtent vasarą. Kaip suprantat, apsistojame Salou miestelyje, Costa Dorados kurorte. Tai buvo tikrai tikras atgaivos šaltinis, poilsis, kurio tikrai reikėjo. Per šią kelionę aplankėme daugybę įdomių vietų: PortAventura, atrakcionų parką, koloniją Güell, kriptą, Montserrat vienuolyną kalnuose, Sagrada Familia bažnyčią, kuri tiesiog užgniaužė kvapą, ir daugelį kitų įdomių vietų. Pabuvome savaime suprantama prie jūros, kur vanduo ten tikrai yra pakankamai šiltas, kas yra tikrai labai faina. Pasimėgome saulės voniomis, nors man tai gal nėra pats svarbiausias dalykas, bent jau degintis tai nelabai mėgstu, aišku, saulėje pabūti labai smagu. O vakarais, aišku, mėgavomės gerų maistų ir pasivaikščiojimais Salou miestelyje. Tai visa tai yra užfiksuota ir pasidalinta jau su jumis šiame kanale, jūs visą tai galėjot pamatyti, kas dar nematėte šitų epizodų, tai tikrai kviečiu pasižiūrėti ir sužinoti, kaip mes praleidome tą laiką Barcelonoje ir Salou. Tai buvo tikrai nuostabi kelionė. Šitą video epizodą įrašinėjau tarp kitko būtent dabar, kai yra 2024 metai lapkričio pabaiga, ar ne? Tai kaip matote, su striuke ir čia yra šalta, čia nėra jokios saulės šiuo metu, nesimato, debesis visą tai užstoja. Tai vat, ir tikrai, kaip suprantat, tai yra praėję nemažai laiko, jau daugiau negu metai. Tai va, bet ties tom viskas nesibaigė ir aš pristatau naują kelionę, nors ši kelionė buvo vienintelė ta, apie kurią kalbėjau ką tik, tai 2023 metų vasara, tačiau šių metų, būtent 2024 metų vasarą įvyko dar vienas didelis nuotykis, tai kelionė į Lenkiją, į Metallica koncertą. 2004 metų Liepos pradžioje kartu su savo draugu, tėčiu ir sūnumi leidomės į šią neeilinę kelionę. Iš tikrųjų, ten buvo daug visokių dalykų. Nuo visokio pasirengimo, bilietų nusipirkimo ir taip toliau, ten viešbučių užsisakymo ir taip toliau. Tai mums buvo pakankamai daug visokių dalykų. Tai va, jeigu esate šiaip apskritai Metallica fanai, žinote, ką tai reiškia, kad tas vakaras tiesiog būna nepaprastas, kurio labai lauki, kupinas emocijų ir nuostabių muzikos akimirkų. Aš asmeniškai esu didelis šios grupės gerbėjas, tad dalyvauti tokiame koncerte buvo tikrai iššūkis ir svajonės išsipildymas. Kai kurie kartais net sako, kad labai norėčiau šiame gyvenime į tokį koncertą nuvažiuoti. Tai aš suprantu jų žodžius ir mums vis dėlto tai pavyko padaryti ir tikrai buvo neišdildomi įspūdžiai, kuriuos aš dar pristatysiu. Tai šioje kelionėje netrūko veiksmo, nuo kelionės į Lenkiją, apgyvendinimo ir pačio koncerto, viskas buvo užfiksuota ir paruošta jums parodyti. Tikrai tikiu, kad jums patiks pamatyti, kaip mes kartu su šeima, kaip ir sakiau, su tėčiu ir sūnumi ir dar vienu draugu įsitraukėme į šią nuostabią muzikos šventę ir ką patyrėme Lenkijoje. Epizoduose papasakosime ir aš gal ir šiek tiek matysite ir mano tėčio ar draugo kažkokių pasakymų arba kažkokių papasakojimų apie Lenkiją, apie grupę Metallica. Taip pat pasidalinsiu ir gražiais vaizdais, kurie gali būti jums dar net nematyti. Nežinau tiksliai. Taigi, kas laukia toliau? Aš pradėsiu skelbti šiuos Lenkijos kelionės epizodus po vieną, kiekvieną penktadienį, tai bent jau planuoju. Tikiuosi, kad man tikrai tai pavyks, tai padaryti ir noriu, kad jūs būtumėte kartu su manimi šiame naujame nuotykyje. Pamatysite viską, kur apsigyvenome, ką veikiame miesto centre, kaip ėjome iki miesto stadiono,
to pagrindinio, ne, kur ir vyko koncertas, pamatysite nuotaikas prieš koncertą ir po jo, žinoma, duosiu patarimų, ko nereikėtų neštis ten einant į tą vietą, kad paskui nekiltų kokių nors nereikalingų problemų. Pamatysite daugybę smagių akimirkų ir taip toliau, ar ne? Aš tikrai nekantrauju ir noriu pasidalinti šiais epizodais su jumis ir tikiuosi, kad kartu mėgausitės kiekvieną akimirką, kaip ir aš. Tai bus puikiai galimybė keliauti su manimi, nors ir per ekraną. Tai nenustokite prenumeruoti šitą kanalą ir bus pranešta jums, kada jis atsiras naujas epizodas. Planuokim, kad visą tai bus penktadieniais, kai bus tikriausiai pamatysim vėliau, bet aš labai to norėčiau, kad pavyktų. Ir laukite naujų video. Jei patiko mano Barcelonos kelionė, esu tikras, kad Lenkijos kelionė ir Metallica koncertas jūsų žavės. Ten bus daug visokių tokių niuansų, kas galėtų būti šiek tiek kitaip. Gal mano ta pati filmavimo kokybė gal kažkiek bus geresnė, aš taip labai tikiuosi, kad jums gal tai pasirodys, nors tikrai nesu profesionalas toj srity, bet tiesiog kažkaip norės tais visais dalykais su jumis pasidalinti. Tai va, kiekvienas epizodas, kaip ir visos kelionės, turi savo unikalumą, nuotaiką, tad tikrai lauksiu jūsų komentarų ir atsiliepimų. Tai va, tai ačiū jums visiems, kad žiūrite ne tik su matematika susijusius video epizodus, bet ir sekate mano keliones. Matote mano laisvalaikį, ką aš ten veikiu. Ir tikiuosi, kad visi epizodai suteiks jums įkvėpimo keliauti ir patiems, atrasti naujas vietas ir tiesiog mėgautis gyvenimu, ar ne? Tai va, tai atsisveikinu iki kitų video. Ate!